2023 m. kovas. Daugiau nei metai po pilno masto invazijos į Ukrainą pradžios. Lenkijos-Ukrainos sieną kerta autocisternos, gabenančios apie 38 tonas lietuviškų suskystintų naftos dujų, pagamintų Mažeikiuose. Degalų Ukrainai labai reikia. Tačiau krovinį importuojantys ukrainiečiai neįtaria, kad dujos visai nelietuviškos. Degalų kilmė lietuviška tik popieriuje, nes apsukrus verslininkai apeidinėja Ukrainos sankcijas ir kariaujančiai šaliai parduoda degalus ne iš šią remiančios šalies, o iš tos, kurie užpuolė. Ar jūs vežėt rusiškas LPG į Ukrainą? Ar kanus esi apsigėręs, ar apsirūkęs, ar apsikramtęs? Išsiplauk galvą, jeigu esi susitrenkęs, susitvarkyk ir aš to atsakysiu, gerai?